Nes jeigu žmogus save prižiūri, jūs anksčiau minėjote apie tą šešetą, ar ne, ir kiekvienam yra norma. Bet kai žmogus pasijunta geriau, jisai lengviau pradeda pastebėti, kas jo gyvenime jam iš tikrųjų gadina sveikatą. Kai jam iš viskas blogai, yra labai sunku net ir kalbėti su žmogumi, nes tu nežinai, jis pats nežino. Tai ar dėl to, kad dirbau ten 10 valandų, ar dėl to, kad kilnojau, ar dėl to, kad nemiegojau, ar dėl to, kad nevalgiau gerai, yra daug situacijų. Bet kai tu jau labai gerai jautiesi, tada tu pradedi suprasti, aha, tie susitikimai mane įveda į negerą būseną. Ir dėl tos negeros būsenos aš pastebėjau, kad aš daugiau stresuoju, prašiau miegu ir taip toliau. Gerai, tai kodėl tie susitikimai mane įveda į negerą būseną? Gal man ten kažką reikia pakeisti, gal man reikia vengti tų susitikimų ar tų žmonių. Ta prasme, jūs suprantat mano pavyzdį, bet iš esmės atsiranda jautrumas savo. Ir jeigu mes esame jautresni savo, mes galime padaryti geresnius strateginius sprendimus gyvenime. Užbėgant įvykiams už akių, tai kitaip tariant, ne tik osteopatas tampa prevencinės medicinos tuo davėju, bet ir pats žmogus jisai pradeda į save žiūrėti prevenciškai. Ok, aš užbėgsiu įvykiams už akių.